manau, kad ralis tai yra, kad tik kuo tu brandesnis, kuo tu stabilesnis, tuo tu turi geresnį rezultatą. Nes jeigu tu esi jaunas, karštas ir tu darai klaidas, tai tu neturėsi niekad rezultato. O geras rezultatas, jo? Tai reiškia gerai tada. Čempioniškas rezultatas, jo, kaip sakė vienas. Nežinau, gerai viskas važiuojasi, viskas super. 100%? Nu jo. Norim, aišku, laimėti lenktynės, norim kuo geriau pasirodyti ir galų gale savo patiem įrodyti, kad mūsų tas tempas gali būti stabilus, greitas ir kad galim būti vieni greičiausiai. Tai kokią savijautą išlipus iš tokios metalo laužo krūvos? Savijauta normali, šiek tiek pasupo, pasivartė. Sakykime, atrakcionų parkas ilsis. Aplink Druskininkuose labai priartėja medžiai prie kelio, tai automatiškai koreguojasi vairavimo įgūdžiai visi ir technika taip pat.
lenktynininkė. Ar sprangi žurnalisto duona? Aš tikrai dabar suprantu, kaip jūs sunkiai uždirbate tą alinančią ir nusipelniusią duoną. Matau, ir selfiukus daro operatorius. Čia žinok, pilna programa. Aš manau, reiktų mums apsikeisti ir išmėginti tau gal trasoje kažką, Renaldai. Aš nieko prieš. Tai, okei, kitą ralį bandysim kažką tokio suorganizuoti. Bent varžtą pasukti duosim kažką. Arba nuplauti su šiltu vandeniu. Ratlaikis.